Va, kokią nuostabią pakeleivę turiu ir mes važiuojame į Latviją ir aplankysim ten My Cabin, vieną didžiausių Latvijos modulinių namų statytoją. Labai įdomu pasižiūrėti. O jau prasideda namukai, vos pravažiuoti eina. Čia jie štampuoja po 10 namų per mėnesį. 14. O vaikeli, čia galime važiuoti, bet tai čia mes... Kur čia važiuojam? Jau jie čia kelia vieną po kitą. Va, koks čia stovi, čia galima atvažiuoti, pažiūrėti, čia stovi. Čia jau viskas išvažiuoja, matau. Pažiūrėkit, kai čia varo. Bum, 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 bum. Iš aukštai gali ateiti ir pažiūrėti, kaip stato. Siga. Rimta. Žiūrėkit, kokį gavau. Eisim žiūrėti gamyklėlės. Žiūrėkit, viską po stogu vyrai susirenka, nieks nesulyta. Va, viskas taip padaroma, ne? Wow, čia yra 2.5. Čia ++ gali būti. O čia stato... Bum, bum, bum. Va, viskas labai švaru. Grindys yra... Grindinis gipsas. You have this type of house. Taip atrodo gamyba, o taip atrodo realybė. Taip atrodo šita pusė, o čia realus pavyzdys, kaip atrodo realybėj. Pažiūrėkit, kokias čia jie naudoja plėvelės. Apačius va, pažaliavo. Privalumas, kai iš karto nudažytos dailylentės, tai yra, kad ir vidus dažytas, jos tada daug stabilesnis yra. Kas čia? O geras, čia iš karto online mes matom, kas ką daro ir kokiu metu ir kodėl. Ir ką tie raudoni reiškia? Čia raudoni deadline, kur reikia juos padaryti žalius. Žiūrėkit, čia yra viena pusė ir tokia pat pusė veidrodinė. Paskui pastato ir vietoje ją sujungia su kranais. O po namu kieta plokštė. Čia iš tikrųjų Swiss Pearl, man atrodo, sauna plokštė. Gal ne sauna, bet labai panaši. Taip, žiūrim. Kelių tinklelis. Kampu nupjauta, pažiūrėkit. Gražiai kampu nupjauta. Ir uždažyta pačia. Labai fainai. Ponas įkūrėjas, labai nuostabus žmogus, kur viską išvystė. Turi dabar tokį labai nuostabų dalyką. Čia jo yra tik side job, turi kitą verslą. Ir dabar mes čia ateinam pažiūrėti, kaip šitą namą jie pakels. Pirmą pakėlė biškis vyrai iš šoną. Tai dabar jie perdeda diržus, matau. Prisuka tokius pagalius, mat, kad neapgadint. Ir viskas puikiai kyla. Ten žiūrėkit, viskas komunikacijos irgi gali matyti. Čia irgi paskui dedasi tokia pati medžiaga turbūt ir kaip pamatas pasidaro. Apdaila. Einam dar demo namuką apžiūrėti. Pasižiūrėkit, atsidarai, o čia iš karto My Cabin. Geras, ir televizorius dar nesu matęs, kad taip stovėtų. Sveiki. Sveiki. Labas. Labas. Simas. Modesta. Malonu. Aš čia taip sakau labas ir tada bandau suprasti, ar Kokia? lietuviškai. Taip, kas čia? O, čia toks miegamočiukas yra. Aukštos lubos neslegia fainai. O ten yra, dar yra kitas miegamas viršui. Čia yra dar tikras miegamasis, čia yra vienas miegamasis. Čia kem 7 ar kem kvadratų? Kem 7 pastato buvo. Dušiuks, tualetuks. Ką, gali lauką išeiti per tuliką? Čia geras variantas, gali pabėgti. Taip, laminuota medžio lukštas. Čia spinta didžiulė. Okay. Wait, it's for washing machine. O, skalbenkė čia yra kur pasidaro. There is a water system. Čia yra boileris, sako. Čia yra elektrinis boileris. Nu, va, viskas čia padaryta. Čia įvadas taip ateina. Okay. Ir tada ten viršų yra dar gali miegoti. Tai čia gali ant sofos sutalpinti 10 draugų. Čia dar 5. Ten viršui dar 15. Čia dar koks vienas tilptų. Ir čia dar 20. Spėkit, ar čia Ikėjos baldai ir kokie? Su baldais ir būtent technika, tai yra prieš kambario spinta didelė, jinai yra tokia daugia funkcija. Sutrukdžiau, ne? Gerai, tai mes išeinam tada. Čia baldus jie gamina irgi, fabrike gamina.
Čia gamybos metu jie yra sujungti, paskui juos atskiria į 2 modulius ir kiekvieną modulį atskirai veža. Pažiūrėkit, kai baldai ant ratuko pasideda, kokie ratukai, ir jį gali pasistumti šoną, jeigu trukdo, pavyzdžiui, nori pavalyti, patraukiai, pavaliai viską ir atgal užstumi. Jo, kokie tempai čia buvo, nebuvo, o dabar jau yra visa sudėta plokštė. Oh my gosh, atrodo kolosaliai. Čia yra kokie 6-7 metrai aukštis. Žiūrėk. Tai čia yra A++, pusė namo, kita pusė jau išvažiavo. Pašnekėjau su įkūrėjai kokią gerą valandą daugiau. Skyrė laiko, apžiūrėjau visą fabriką, visą gamybos procesą, turiu dar krūvą klausimų. Labai daug dalykų, kas man tikrai patiko. Vokietijai turi gerus pardavimus, Latvija, Estija geri pardavimai. Ir turi Amerikoje šitus modelius irgi gamina. Frančizė, man atrodo. Wow, dėdė paėmė ir per 5-6 metus išvystė 100 kem tokių unitų per metus. Nu, geri tempai. Labai gerai komanda, patiko kaip sustruktūrizuota, labai patiko kaip sprendžia problemą. Pavyzdžiui, Latvijai tu gali gauti paskolą. Dar namo nėra, bet va tu sakai, va aš pirksiu, gali gauti paskolą. Lietuvoje ne, bet jau šita įmonė rado sprendimą, kaip padaryti, kad tu turėdamas tą tik pradinį įnašą, gali per kelis mėnesius turėti ir paskolą, ir namą. Klientas va neturi kur gyventi, turi problemą ir jie ateina ir sako, mes įsprendžiam. Pamatus patys padarom, atvežimų patys pasirūpinam, kad jis atvežimas realiai 5 štukas eurų kainuoja. Pamatai turbūt pigiau kainuoja. Viską padaro, su partneriais visus leidimus padeda gauti. Aš tu tik ateini, apsižiūri, noriu tokio. Ir tada viskas, dėk parašą, atsistok į eilę, už kelių mėnesių lipk į namą ir gyvenk. O pagrindinis ciklas šitos kelionės yra nuvažiuoti į mišką, pabūti vienam su palatkė. Aš turiu savo mašiną, visą ekvipmentą, palapinę turiu, dujinę turiu, viską. Atvaikšto direktorius. Tokio duo pakalipsio, aš termasėlę nepasimiau, bet nusipirkau purškalą kažkokį už tai. Ta prasme, aš galvojau, kad pas mane kaime kažkaip uodų daug atsirado. Žinokit, pas mane nei vieno uodo nėra palyginus. Dekatlonas. Čia atkimšia ir pats prisipučia. Nu, kažkiek paskui reik dapūst, bet girdit pučias pats. Šitas toks minkštas, toks patogus. Atskridai? Atskridai, uodas? Pauostyk ir skris. Man buvo kokia 18 gal metų. Tai aš norėjau šitą sklypą nusipirkti. Jau dėrėjom kainą. Litais. Norėjau čia gyventi. Pasinėriau visai kitas veiklas, norėjau šventyklą gyventi. Pamiršau šitą norą, bet iš tą sklypą atvažiuodavau reguliariai. Ir paskui tik staiga nesupratau, kaip pum. Visi mane sklypo, labai greit suradau, labai greit nupirkau. Ir taip po to prisiminiau, blemba, taigi aš visą laiką norėjau gyventi. Taip va. Įsimaudžiau, tai vos pabėgau, braž, 500. Kol dariau, jau sukando. Nešu išėti kudašiu.
Wow. Kiek čia resursų sudėta tokį statyti. Įdomu, čia vyksta kažkokie renginiai dabar, kaip elektroninė muzika, pavyzdžiui. Džeradama dava Punjabi hari Pijana valaba Girivaradari. O šiaip tai ko aš atvažiavau, tai tiesiog norėjau prasieiti didesnių tempų, tai čia tikrai ne 1 kilometrą nuėjau. Žiūrėkit, loteriją laimėjau, kaip miela. Prisiminiau savo seną įprotį pasiimti mašiną ir kelias dienas keliauti po Lietuvą, kažkur sustot, pernakvoti, vėl kažkur keliauti, kažką pamatyti, gan spontaniškai, be didelio plano. Dvi dėžės. Spėkit, ką čia atvežė ledų, 2 dėžės ledų. Kaip tik šiltas dienas nusimato. Grįžau šiąnakt iš savo turistavimo. Buvo daug darbų labai jau šiandien prisikaupė. Kodėl 2 dėžės? Kodėl vienodi? Gerai, kas netilpa, vežu kaimynam. Čia fūro dangtis buvęs. Per pusę perpjau, nes jisai sveria. Tarsi jis pasidarė toks sunkus, kad neina su viena ranka atkelt vienos dalies. Tai bendroji sumoja virš 20 kg, tai tikrai. Dėkuoju, toks sunkus pasidarė, nes iš apačios garai eina. Jis tai padarytas. Turbūt kvėpuoja iš tas garam. Ir jie iškart kondensuojasi, toj putoj kaupiasi. Viena pusė buvo iš XPS, o kita iš EPS. Ir viena ir kita pusė žiauriai sunkus pasidarė. Tai ir sakiau, naują dantį. Naujas dangtis. Kažkas yra technologiškai padaryta rimčiau. Tai pirmas dalykas yra šitas skylės. Reiškia, vanduo po šitą plėvę nesikaups susikondensavęs, kur išbėgti turi. Ir čia dar yra, jaučiu, kažkoks celofanas. Tai garo izoliacija. Tai gal rimtesnė technologija. Ką manai? Kas flomasteriais paišo ant stalo. Namie tai rojus, yra baseinas, be chloro. Šiandien per visą dieną vienas bimbalas iki kando. Ir pasistatėm palapinę ir su prie šiandien miegosim čia. Šiandien žiauriai karšta, tai tiesiog 3 kartus iššokė. Tvenkinį svajojam, tai ta lokacija, kur aš pjoviau žolę, nepabaigiau. Yra viena iš idėjų tvenkinį padaryti. Tai dėl ko būtent dabar čia krūdinam tą reiklą, nes aš turiu tokią idėją kažkaip prisiviliot My Cabin į savo sklypą. Ras kažkokį bendradarbiavimą su įmonė. Nu, žiūrėsim, gausis, nesigaus, bent jau žolė bus nupjauta. Kur einam? Čia man paėmė, ačiū. O kas uždarys? Tai duosiu tau vadėlėną. Va, Ačiū. vadėlėną gali lipdyti. Atvežiau miškelį padangėlės, išmečiau, dar visokių dalykų. Sakė, dar nori vaikų žmona. Žiauriai noriu vaikų. Bet matai, nes ir prisiminiau, koks tu buvai geras tėvas. Aš buvau pamiršus jau, žinok, tikrai. Buvau. Ne, tai ir esi. Bet ta prasme, kad tu žiauriai buvai iš tikrųjų rūpestingas tėvas. Labai. Kur mes einam? Einam dabar apsižiūrėti žemių naujam projektui. Koks čia projektas? Kad dar nežinome. Aš noriu ten padaryti tokį miestelį, kaimelį, kuriame būtų pirtis, tvenkinys, tada, kad būtų tenais moterų visokie susitikimai, galbūt stovyklos. Gal prieš tai dalylintės užkalta? Jo. Ir lempas reikėtų išimdamės susidėti elektrą. Čia yra 40 tarų pas mus statymo zona, o čia yra 10 tarų ir dar viskas ten toli kitų medžių, ten toli didžiulio tokio statymo zona yra. Jeigu paeis šitas projektas, galima broleliuką gimdyti? Geras klausimas. Komplektas patalynės 200 pinigų. Kaip tik sėdžiu ant maišo, kur yra senas neskalta.
Čia yra visiškai naujas, o čia skalbtas 500 kartų. Jokio didelio skirtumo nėra. Tai čia trobeliai Lunai mes naudojam. Lino fabrikas, linas.lt. Žiauriai kokybiška patalynė. Ir aišku, tai yra ekonomiškai neapsimoka visiškai nuomai tokią patalynę dėti, bet dedam. Prieš pirmą naudojimą praskalbsiu, o čia naudojam tokius minkštiklius ir skalbiklius. Tai pats net nesugalvočiau, o čia žmona sugalvojo, yra kvapai, skaniai, turi kvepėti neintensyviai, kaip ten pigus koks iš Maksimos kvapas, bet turi subtiliai ir prabangiai kvepėti. Va. Va, prie desertui paspaudė mygtuką mašinos užrakinimo. Ir aš uždariau duris su raktu ir jos susirakino. Tai kaip per filmus mačiau. Ne per filmus, tik tokia. Čia įkiša į tarpą. Jau man pavyko va šiek tiek atlupti duris. Pasidaro tarpas ir per tą tarpą įkiša kažką ir paspaudžia tą mygtuką. Žinau, ar pavyks. Bet biškai nusikeikiam, kai surakino mašiną. Nenoriu dabar kviesti, kad jis turi tam įrankį skirti ir sumokėti, nežinau kiek, 100 tam. Per trumpas. Kur ilgesnį gaut strypą. Easy job. Free atsidarė. Turime tokius įrankius, parduodam nebrangiai. Čia pasidariau tokį, kad nebraižytų mašinas. Čia panaudojau, kad pastorint pakišt. Ir esminis tai yra prailgintas su aštriu varžtu, kad gerai įsmigtų į mygtuką. Ir bum! Kaip tu džiaugiesi manim? Taip. Taip. Oi, duris vėl sudaro. Ai, gerai, raktas čia. Tai esmė, kad prie paspaudė šitą mygtuką. Aš palikau raktus vidų ir uždariau.